Na, sveiki visi. Esame su Ignu Ly. Dabar keliausime į treniruotę, kur mums praves mūsų treneris Svajūnas Sidabras. Ko tikitės iš treniruotės? Iš treniruotės tikiuosi sunkaus darbo ir nežinau, nieko daugiau. Bus geras treniruotės. Tikitės, kad jums kraujas nebebėgs? Jo, čia yra jaučiu pagrindinis dalykas, ko aš tikiuosi ir laukiu. Nes užkniuso. Bėga ir bėga. Na, galiu pasakyti tiek, kad esate silpnas tada. Oi, ne. Bet žodžiu, Aš tiesiog nusileidžiu. čia yra Neilas Satkauskas, gražiausias Silver Staras berniukas. Taip. Iškirštinas. Šiandien dar nespėjau atsiprašau. Kodėl nespėjote? Nes per greitai viskas vyksta ir per daug reikalų. Arba jūs tiesiog per lėtas esate? Ne, aš tiesiog buvo reikalų su tėvais, reikalų sutvarkėme. Aukojau tą laiką dėl atrodymo gražiai. Bet... Ką? Yra kaip yra. Ką daryti neturiu, toks gyvenimas. Neturiu progos. Tai manau dabar tiek. Toliau pranešime, kaip praėjo treniruotė ir... Arba ne. Arba ne. Arba čia ir baigsime vlogą tiesiog. Manau, čia ir baigime, ne? Tai buvo Na ir smagu. uždenkime. Susitiksime kitą dieną arba ne. Nu, karočiui, baigęs treniruotę su Ignu Laišiausku. Kaip jaučiatės, Ignai? No comment. No comment? Šiandien buvo gera treniruotė. Pravedė Svajūnas Sidabras, oficialus asmuo. Tai nežinau. Šiaip sekėsi gerai. Gavome traumų iš Igno Laišiausko, ane Tadai? Man buvo pora susidarimų, pora susimušimų, pora gavimų į nosį. Viskas gerai. Bet viskas gerai. Išgyvenom. Taip. Svarbiausia. Šampein! Amžinėlis daug mirusiai, Neilo sveikatai. Amen. Jūs esate krikštijamas Neilo Artūro vardu. Ir Jokūbo. Manęs nereikia. Reikia. Nereikia. Visi tai visi. Ne Tautvydai Rudy. Laikykite tada. O kodėl aš su kojinėm buvau? Ar padeda? Ne. Robertai. 35 centai, Robertai, kainuoja čia yra 55 europiniai. Ir čia, Robertai, yra Coca-Colos fabrikas. Taip. Tai žodžiu, atvažiavo mano tėvai, bet nėra interneto jiems. Tai... Mes radom gerą, švarų litrą geriamo vandens. Ką darom, Nežinau, Tautvydai? padaros. Nu čia stebuklas. Stebuklas? Stebuklas, Simas. Gal atsigerti. Nu ką, likom nevalgę. Maistų negavom. Jau nieko Svajūnas nepraneša, kaip visados. Go left upstairs, somewhere, sakė. Sakė taip. Go left upstairs and somewhere, sakė. Ja, šitas niekuomet nieko nepraneša, ne? Na, tai bus tikriausiai prie molo, kur žaidžiam. Na, tikriausiai. Ir tiesiog ką tik netyčia nuspyriau plytą. Atėjom, sakė, čia... O tai gal dar į viršų kilt valgyti? Ne, ten yra. Bet jau čia dar šoną reikėjo. Kokį šoną? Bet ten maistas, ne? Tai dar vieną čia einam ir ten toliau dar reikėjo. Oh, where is the food? Dabar sekam kažkokį žmogų tiesiog ir nes nerandam pravo. Svaika bando ženklai susikalbėti. Kaip sakė? Kažką ten rodė, aplinkui. Tautvydai, pasakykit, kodėl kontento nefilmuoja. Ir šiandien jūsų eilė. Nemėgstu. Nemėgsti? Nesu koks didelis kontentas. Nežinau, kas sakyti, kažką.
Bijau kameros. Jau tu bijau, tiesiog jie išėjo mūsų nepalaukė. Aišku, nu, va taip jau nutolo. Tas svajūnas yra toks pasikėjimas. Ateina, sako, kažką į kambarį vidurį, bet mes su него niekuomet nieko negirdime. O paskiau aprikėm, viską mes nieko negirdime. Bet gal tikrai čia jūsų bėdos jau? Čia yra svajūnas, nes mums niekados nieko nesako. Gerai, supratau, stadione dabar nieko nevyksta, kaip šviečiantis man. Gerai, einam, jei rasim maistą, informuosim jumis. Jau kokias 5-10 minučių ieškom, o valgys. Gal jau dabar, užuodžia kažką. Gal jau dabar. Oh yeah. Kaip čia gaivu. Kaip čia gerai, gaivu. Ką nori pasakyti? Ačiū. Ir čia jau perduosiu kamerą Ignui, nes čia jau bus jo rubrika. Kam? Specialiai ne dėl to, kad čia speciali rubrika, bet nes jis specialus, dėl to speciali rubrika. Taip, Ignas įvertins ir apžiūrės maistą. Na, tai sveiki visi sugrįžę į Igno rubrikėlę. Šiandien valgysime štai tokį maistą. Čia yra grilintas sūris su kuskusu ir raudonąja paprika, raudonais pipirais, atsiprašau. Nežinau, kol kas ant išvaizdos nelabai skaniai. Galiausiai pakomentuosiu, kaip kas. Kaip sūrų. Jau biek. Bet nebe toj vietoj, žinok. Einat 15, 16, 17 ir į kairę. Ir dar pakirti, lip restorantą. Ir žiauris ten negalvoja. Bet aš nevalgau žuvies. Tai sarkastiškai. Kuskusas ir su grilled cheese. Ne, šiaip labai skanu. Grilled cheese. Sūris. Gerai. Ačiū. Prašom. Sveikato. Ar gerai jaučiatės? Aš visada gerai. Tik to mano veidas nepasako. Mielai papasakok, ką mes dabar veiksime. Jeigu žinočiau, būtų gerai. Kaip suprantu, dar keliausime kažkokį restoraną. Labiau nelies manęs. Nelies manęs. Keliausime į restoraną pavalgyti kažkur dar tikriausiai. Kodėl man nufilmavai tokio? Turėjau įkristi. Papildomai ir dar... Nežinau. Viskas? Gal dar pavaikščioti kažkur naujas vietas, tarkim, lokacijas, to jie atstrengsim. Čia? Ir jo. Tokios tokelės. Na, Neila sakė filmuot, bus gražu. Pakeliam kamerą. Va. Kol kas šitaip atrodo ir... Taip. Šiaip žiauriai. Skaitau. Staiga matote meridianą. Bet iš visų gražiausias Autvilas. A ne savim? Kur yra Ignas? Ką tu šneki nesąmonės? Tu jauniausias esi. Tu juodžiausias. Ir ką? Kur rasistas gal? Ne. Matot, gyvas eteris, koks rasistas. Ne, nu čia jau tiesiog pagavom kamerą, čia jau neįsisuksiu. Ne, tai išsiaiškinom, kad Ignas rasistas. Ką apie tai manote? Karšta. Karšta. Aišku. Tada sako karštos naujienos. Keliavime toliau. Matote vykdymą. Būtų įdomu sužinot, kam čia pastatyta ir kodėl.
nelabai matau. Ir darysim pranką, jeigu pavyks, aš labai filmuosiu. Ir kai žiūrėjote vlogą, kai mes su Inu keliavom į Šiaurės Makedoniją, tas turėjau matyti, kaip mane apgaudinėjo su ledu. Tai turėtumėm gauti ir Igną arba Tautvydą. Bet dabar reikia to išlaukti tiesiog. Haydi! Aman! Haydi! Haydi my friends! Come on ya! Haydi! Haydi! My friends Slovi! Allah seni! Buyurun. Thank you, you're my friend. Kaip jautės būti prieš kameras tokių... Išgaidintų? Pats Ne pasakei. pirmas kartas. Šitą pats. Geras sakant, daug žinai. Nu, daug dar vieną žaivą. Keliaujame, eidinėjom į turgų. Taip pat čia matome yra South East European University, kas mūsų nedomina. Labai slėsdinis, tai yra prasideda šiokios tokios turgavietės. Tai dar kas keliai, tokia gal pavadinkim taip. Yra visokių pakabukų. Įpirk. Nu tai kitą kartą pirks. Aš neturiu Ne, pinigų. tai gal kitą kartą dar ateisim, išsiimsim tų pinigų. Mažai pasiėmiau. Tai va, keliaujam. Labai daug ordezus pardavinėti tiesiog. Bet šiaip iš tų ledučių turėtų dalykai pažiūrėdami šiaip karšta diena visai. Karštos dienos čia visą laiką tiesiog. Ja. Šiaip, kai buvom prieitą kartą, tai čia visur žmonės su kilimais prekiavo savo dalykus. Ten pasiėmė vaikus, kad tik tai priverst, kad pirktų jų dalykus, visokius ten daiktai, drabužiai, kepurės. Bimbalą reikia. Audi kepurė. Bet dabar nėra tikriausiai per karšto diena tiesiog žmonėm. Iš tai matom yra visokius daiktus. Prasideda. Šiaip tokia unikali vieta, sakyčiau. Pačioje Makedonijoje. Dainos patinka. Žinai, visą laiką gali Shazamą pasijungti ir įsirašyti. He's so sexy. He's so sexy. He's so sexy. O dabar mes jau atvykome į turgų. Jeigu kalbėjom apie tą sąrašą, tai pirmas sąrašo prekės buvo maikės. How much? 800 then. Jo, 14 eurų. Matai, ten barsas. Bet barsas labai feikinė atrodo iš tikrųjų. Ok. 13 prisimink. He'll remember this place. Labai jau feikinė atrodo kai kuria. Bostonas tai tikrai real. Bostonas. Tada kol kas tik Nikola patraukė dėmesį. Ne, Nikola. Vis tiek panašus gimsta. Gal šitą televisiją savinu? Lamino Jamalė. Tau bus kaip kropkas, pasigarinimui parodyti. Nerodys. Bet krūtiniai įsipūs tiesiog. Pažiūrėjau, kokį įsipūtus ir. Bet šiaip esmė tame, kad nusilygčiau iki 10 mano. Tai čia gautus, kiek dieną? Nestarp gyvenų ar gautus. 600. 600, jo. Gerai, žiūrim, kur dar. Gal tokia bluskutė? Mes, bet labai mažytė. Ne, normaliai. Nu, ateik, tikrai mažytė. Nu, blema, man tai atrodo normaliai. Primeruok man.
Ne, gerai bus. Gerai. Only small sizes. Number small, number big, no. How number size? My size For you? XL. XL. Extra large. 10. Okay, thank you, mister. Thank you, mister. Gal čia birda papigiai parduodama. Norėtų manęs su manimi kretingą su birda. Su tavim ne. Šiaip su pirda gal ir norėčiau, bet su tavim ne. Kodėl? Blamba, aš šiaip jau kur tavęs tarp pirdų nepasitikiu. Jeigu kas nežinot kodėl, tai paskutinį kartą, kai buvom Latvijoje turnyre Geto Basket. Tai važiavom su elektriniais paspirtukais ir jis vandalas yra. Aš? Taip, tu. Vandalas. Ne, jūs abudu vandalai esate. Nu, aš tiesą sakant. Mes su Tadu normaliai važinėjom. O tai kodėl tada panaikino iš Kretingos elektrinius paspirtukus? Nu, nežinau, nes ten laužė, bet šiaip, nu, tiesą sakant, Nes tu laužai. kai turėjau pirdą mėnesį, tai 3 kartus vos nenusitrenkiau. Tai va dėl to ir nevažiuočiau su tavim. Ne, bet ten tiesiog iš žioplumo buvo viskas. Ten pastogėliu truputį. Ten iš žioplumo viskas. Tai dėl to irgi su tavim nevažiuočiau. O aš dabar Ko važiuočiau su Ignu, jis man toks saugiausias atrodo. Na, pasakyčiau. Gal bos Maikę pasim? Ne? Tau netiktų, nes tu nepo. Kaip čia rūka visi mane jau Man irgi man dergina labai. nepatinka tas kvapas. Gerai, turim situaciją. Priėjom prie tokios situacijos. Dėl mirtino karščio mirė ne tik Leškio viltis, laimė ir nelaimė, bet ir GoPro baterijai, biškį šiflet ir nebeišsiemam. Biškį palūžo. Tai ką dabar darysim? Bandysim išimt ką. Arba sprogsim su kamera. Jeigu mirsiu, tai mirsiu laimingas. Su kamera rankų. Reikia eiti ieškoti kokio misterio, kad padėtų. Mister? Mister. Kokio misterio ieškosim? Kuris sakys, if you buy these trousers, I'm gonna help you. Okay. Fix this problem. Čia adata turi būti saika. Adata čia turi būti. Kaip čia gerai. Oh my god. Oh my god. Something to get this thing out. Because it's kinda, it's GoPro. How do you from? Lithuania. Yeah. You've got to give it. Spėjau, kad nežinau. Then, and I can... Va, taip. Karštoko, manau, jam. What are you doing here? Just from here. Just the camera. No, not you. Interview festival. Just this. Sekasi dabar. Rankos dreba. Daktaru negalėčiau būti. Tipas nemokratys. O šitoje vietoje baigęs vlogas. Filmuosim su telefonu, kaip senais gerais laikais prieš 2 metus. Su kamera. No. 6. Jau 6. Greitai metai. Reikia tiesiog paštyrinti tą bateriją ir ištraukti jaučiu. Jokingiausiai bus sprogtų tiesiog tavo rankas. Labai jokinga visi juoktis tiesiog. Karoči, tuo ištrauksiu, stebėkit. Pincetas nepadėjo, bet paprasčiausias būtų padėjo. Aš galbūt kam rūkštį matais ranką tauspat. Volia. Amžinai atilsi tokį mirusį batereikiai. Ir amžinoji šviesa jai čia. Na ir po šiokių tokių nesklandumų einame toliau. Šalta, gal Toliau. Einame po nesklandumų ką? Ką? Pažiūrėk. Už 300 bandė apskemint mumis einam ieškoti. O ten už 13. Ten už 800. Už 800. Bet ar čia rasime to dydžio? Toliau ieškome maikių, futbolo svajūnų. Kautinė, čia tiesiog labai 100 metų. Liverpoolis gaidys, United gaidys. Ar ras maikę kokias nori? Nebėra fulės maikų, tiesiog vieną. Nukopijuok ją. Vieną Ten didžiausias pasirinkimas, dėl to 13 eurų. Palaikyk, kad Bet čia vėl mažytas.
Karo čia pala dar yra. Bet čia irgi mažytas. Mažytas, Einam ieškot toliau. Svajonių manau šitą tiktų. Kokia? Šitą. Paris Saint-Germain? Jo, tokia spalvota. Messi. Bet... Čia, pažiūrim, kokia čia Barsas yra. Kokia načia. Tiesiog. O čia Rafinha. Mano top 6 mėgstamiausias futbolinis, sakykime. Kiek jos kainuoja? Yra ir Messi. How much for this? 800 dinar. Vėl. In euro coming 13 euro. 13? Okay. Va, pažiūrim, ko čia dar. Irgi 13 eurų. Turim Mesio, Inter Miami. Okay. Where are you from? Latvia? Lithuania. Lithuania. Нам на скриншотинг. Basketball. 3 on 3. Yra tas man. Čia nieko klientai ačiū. Kalbos tėvais. Ką, Liuški, manai, gal tu irgi kokią, bet tau čia iš viršaus tau mažesnė kokią Mbappé? Ne. Mbappé tai no. Nori Balenciagos? Aš ieškau Real Madrid. Balenciaga arba Real Madrid? Real Madrid. Kas Real Madrid? Kas yra Real Madrid? Who? Arba Al-Nassr. Skrydžio modą įsijungčiau. Kas tas Ronaldo? Ką manai? Aš manau, tai yra geri, taip sakykime, nėra gera maikė. Bet reikia viena kažkaip dabar, geresnių, kur aš šiandien paimsiu, tarkim, 2 maikės ir reikia kažkaip nusidylinti mažesnę žiauriai kainą. 20. Bet aš turiu 1000 denarų, man reiktų iki 1000, bet čia be šansų jau čia nudarėti. Kiek? 300? 800. Dabar ilgai kalbėsiu. Papa, žiūrim, kokį darį. Gerai. Yra štuka 600, tu reikia kažkaip iki 1000 nusidarėti. Reikia sakyti, va, jeigu duodu 1000 denarų ir 2 eurus. How much for 2? With discount. 25 euro, bro. 25 euros. 2, yes. How about dinars? Dinars 1,500 is coming. It's not much, bro. I have 1000 dinars and 2 euros. No. Don't give, patron. Not me. Kiek dar galim pasvažiuoti? Daugiau net. I have... Nebe Neilas paskolinti. Ar tu neturi? Kodėl tu neturi? Ką? Nepasakok, nesvarbu. Taip derinti kažkaip. Dabar bandoma derinti iki 1000. O kainuoja 1500. Ir GoPro atsiduok tiesiog, iškeis. Šitą patark. Va, man duok piniginę pažiūrėti. Let me check my wallet. Įstrauk, oh no. Va, tik reikia nematyti. Gerai, I have 2 euros. Savo parėjimą. Kiek 5 eurai ganas? 5 euros and 1000 dinars. And 2 euro give, it's okay. 17. 7 euro and 1,000 dinar. Let me count. 7 x 6 402. Nu, vis tiek nusiderintum. 4200. Po kiek čia kalnas? Tai nusiderint Štuka 8 dinarų, 3 euros nusiderint čia kaip mažam turgui kokiam. In Lithuania, how much is one? Jeigu tu moki štuką dinarų... You know, we don't have, it's fake ones, yeah, you understand that. We don't have fake ones. You know. 1005 euros. Don't give, patron, bro, not me. I am just working here. Maybe we can make head or tails for 2 euros. Yeah, bro, but... Don't give, really, patron, don't give. He's the patron. No, it's on side. Not this, another. But don't give, really don't give. Jis tau neduos tipo. He's the mad one, yeah. Geršmok, sprašyti. Palauk, man.
Sakė, negaila. Aišku, čia mane apgavo iš tikrųjų. Jaučiu ateizmą, bet yeah, of course. Užtuko parduoti tiesiog tas 2 megas. Pala, dar reikia Jamalio pažiūrėti. Pažiūrėk, koks Jamalio ten dydis yra. Šitas. Šitą. Nu, rankai tilpsta. Our? What do you mean first liga? No, bro, you are team, basket team. Yeah, we are team. But team, who team? This? Lithuania. Yeah, it's the National country. team. They're playing for Yeah, national team. national team. First team or Yeah, first. don't pay good Lithuania We play for her? yeah, for her. Tai va, karoči, yra štukė 5-17. Because you have a good heart. You have a good heart, mate. If I give you one, please, Vienai best. Okay. 1 minute, wait. Okay. Ką manai? Laimingas? Kaip sakoma. Atiduok valstybei. Makedonija. Ai, žinot ką? O kasgi jo šers? Thank you. Thank you very much. But tomorrow we will beat Macedonia for that. In 3-3. Bye, thanks. Esam krautuvai, ką tik matėm, kad tiesiog atėjo. Atėjo vaikas su rašteliu kažkokiu ir pafilmuok tu rankosi. Matos? Rankosi. Ką galite komentuoti? Žiauru. Neįtikėtina. Kas čia vyksta? Aš nusipirkau 3 maikės, Svajūnas nusipirkau 4 maikės, Ignas nusipirko 2 maikės. Visko nefilmavom, nes gan neįdomu gali būti. Tiesiog Leškis už 4 maikės sumokėjo 8000 denarų. Jo, kas yra... Mes ant vieno paleidom, sakom, nusipirktų vakulėlį. Jo, bet... Už 620 eurų. Bet čia buvo tuo momentu prieš, kai Svaika dylinos. Balerina kapučino. Balerina kapučino. Bet mes išgirdę, kad išleido 8000 dinarų ant 4 maikių truputį pasijuokėm. Ignas išleido 8000 dinarų ant 4 maikių. Ignas išleido. Tai žiauriai yra. Ne, šiaip tai iš tikrųjų ir baigęs mūsų pramogos. Dabar tik sunkus darbas, prakaitas. Prakaitas visą laiką buvo. Dabar jau tikrai buvo prakaitas. Pradėsim, kaip sakoma, karštasias kovas šiandien vakarę. Ir jaučiu vieną grajų ponų pažiūrėti. Jo, nes antrą grajų lošia labai vėlai. O mes einam miegoti 10. 11 be telefono tur lovose gulėti. Ir pasakyta keliame 7-8 pusryčiai. Ir tada trečiajame planas 8 pusryčiai. 12 pasimėtims, 1 pietus ir 4 valandą žaisti, nors ne, tikriausiai keisis, tai biškai gal kažkas. Karočiai. Esmė tokia, kad jau ryt pradėsim kovas. Susikaupimas 100%. Ir mes esame Lietuvos Olandai. Ir mes viską nugalėti, laimėti. Taip. Ir kažką parvežti Lietuvai. Ačiū. Number 22, Skazeite Kelmaite. Number 24, Lukbek Kudaite. Lina Preorot, referees of the game, Milan Čavara and Katarzyna Žukovič. Predikinti rezultatą. 21-0, nes mes išbėgsime iš ten ir tiesiog. Ne, tiesiog. 21, ne, nebus 21. 15-12. Mes laimėsim. Persigalvojau. 12-10. Persigalvojau. 6-4. Ne, Paulencijus jau dirba pilno etato kariukus. Aš irgi dirbu pilno etato. Davai. Mes pavarysim, mes lietuviai. Mes jėga. Mes geriausia komanda. Turim bifą su fanais.
Šiaip gera Makedonijos palaikymo komanda. Visai patinka, užėda tas dainas. Skanduotės tokios. Bet mes neką neatsiliekam. Gerai, yra 7-7, kiek liko? Nematau, kiek liko. 3 minutės PM. Laika? Ai, jau kamalys. Sakiau, bus 12-10, ne? 12, jo. Aš sakiau. Ką sakai? 12-10, Aš sakiau 6-4. Tu trajakai mes. Nelabai nusikūrė, man nepatinka. Mums reikia po čekbolo užsikurti tiesiog. Įmetiko zonai. Tu tą puikiai žinai. Gerai, ramiai, reikia geros gynybos. Gerai, that's it, out of here. Jos tik žaidėjus traumuoja Makedonijos. Gerai, šį paprastą baudą, bet... Jo, bet reikia emocijas parodyti. 3 minuti 10 sekundi. Očekivati akimo napad. Bet žiūrėk dabar... Gerai, cooking. Pasiduoda fanų spaudimų. Tik nepasitem, palauk. Nieko nedaryk. Palauk, dar. Kol pataikys. Kita koja nekyla. Pabandyk. Žiūrėkit, suradom vietinę Makedoniją. Hello everyone. Monik. Greetings Lituania. Jūs Lietuvos Maikė. Ne, šitos dalies nekel, prašau, sakys, ta vėl žargstosi čia. Kelsim visą gerą. Nekelsim. Gerai, atsekysi. Laukit kito vlogo ten. Čia transitionas į antrą dalį vlogo. Nu ką, sveiki visi. Keliaujam į pirmą grajų. Kokios nuotaikos, Tautvydai? Geras. Laimėjimui nusiteikę esame. Tik pergalės. Esame labai motyvuoti, labai išsileidę. Jo, laimėsim. Štai matome mūsų bosą, Texas Rangerį. Nu ir ką? Keliaujam į pirmą grajų. Pažiūrėsim, kaip kas seksis. Ir pranešim jums. Sveikas, Neilai, kaip jautiesi? Po pirmų rungtynių ir pergalės prieš slovėnus. Jaučiuosi gerai, kaip sakoma, buvo sunki pradžia, reikėjo šiek tiek prie temperatūros, žinot. Reikėjo prie temperatūros priprast, prie aikštelės pačios, nes bent jau man šiek tiek slydo. Bet viskas tvarkoj, sustovėjom, davėm fiziškumo, kokioje gal nesitikėjo ir... Bandė laužti per sakoma, 5 more. Mes geriausi. Ir ką dabar atėjams tą daryti? Lemba žiauriai nemalonu, kai... Treneri, ar bus skanu? Yra, jau paragavau iš tavęs.
geriausia palaikoma komanda. Ką dar pasakyti? Nežinau, sėkmės vyram. Vis taip. Number 18, Ignas Leškiauskas. Number 25, Elsa Vitkauskas. Number 8, Savkilas Rudis. And number 10, Tadas Augustas. Nesveiki tie makedonai pasijungė savo dainą. Nieko, varas. Momentul da najavime дека утре во истиот термин Македонија игра уште еден надпревар против селекцијата на Словенија. Ајде подршка. Labai lėmpa pratęsimas. Labai įtampa nebaigė. Jaunuolės panos. Kaip palaikymas? Kaip vertinat? Įdomu. Kaip jūs? Raudoni. Anksčiau negalėjot žaisti. Nu va, vaikinų interviu vyksta. Svarbu, visi laimingi. Visi jau čia skirstosi. Uždarėm gražiai varžybas. Vlogerio karjerą pradėjom. O taip. Man labai patiko. Tikiuosi, Vasarį pakvies mane. Na, story time po antrų rungtynių, pergalingų, grįžom namo, papasakok apie kelionę. Va tokios emocijos. Va, prašau, papasakok apie kelionę vėl namo. Tai žodžiai sėdom į minivaną, kurio vairuotojas nešnekėjo nei angliškai, nei rusiškai. Šiaip vos prigirdintis buvo. Reikėjo nuvažiuoti iki viešbučio. Žmogus, navigacija yra įjungta, važiuoja ne taip, kaip rodo, važiuoja per aplinkelius. Įvedėm City Park Hotel, nuvežė prie Stadiko, ne į tą viešbutį. Ant jo rėkė Paulo. Kas rėkė? Paulencijus rėkė ant jo. Influencerė, taip. Taip. Rėkė tas vairuotojas, tiesiog no reaction. Jis negirdėjo, jis neprigirdi, man atrodo, rodė jausi, kad neprigirdi, tai gali būti. Tai šiaip ne taip jam ten pervedė tą navigaciją, Paulo davė savo telefoną. Jisai vis tiek nežiūrėjo. Jis tiesiog su savo telefonu važiavo. Važiavo, tiesiog Paulo užsikniuso, sako, paleiskit mane kažkur vidury. Paleido, išlipo iš čia. Tada mums reikia važiuoti. Mes kol pravažiavom, kokius, važiavom aplinkui irgi ne vieną kartą. Suko į dešinę? Jo, suko. Yra ženklas, negalima sukti dešinę. Avariniai įsijungė, važiavo į dešinę. Nu kaip, buvo posūkis, praleido posūkį, bet grįžom gyvi, sveiki, tas svarbiausia. Na ir ką, pabaigai? Na ir pabaigai taip užbaigėme trečiąjį savo vlogą. Dėkui, kad žiūrėjote ir iki kito pasimatymo.